Varlės malda Anthony de Mello. Skyrius malda. Esi nepakeliamai nuobodus. Pamaldus senukas melsdavosi 5 kartus per dieną, o jo verslo dalininkas niekada nebuvo į bažnyčią nė kojos įkėlęs. Tas pirmasis švęsdamas savo 80-metį sudėjo tokią maldą. O viešpatie, mano Dieve. Nuo pat jaunystės nebuvo nė dienos, kad neteičiau bažnyčią ir 5 kartus tau nepasimelščiau. Nei vieno veiksmo, nei vieno sprendimo, svarbaus ar nereikšmingo, nesu priėmęs pirmiausiai nepasitaręs su tavimi. Dabar, sulaukęs senyvo amžiaus, dar uoliau tau dieną ir naktį nepaliaudamas meldžiuosi, bet esu vargšas kaip bažnyčios pelė. O mano verslo dalininkas, jis geria, lošia azartinius žaidimus ir, nepaisydamas net savo garbaus amžiaus, susideda su prastos reputacijos moterimis, bet skęsta turtuose. Abejoju, ar bent vienintelė malda yra išsprūdusi iš jo lūpų. Viešpatie, neprašau tavęs jį nubausti, nes tai būtų nekrikščioniška, bet maldauju, pasakyk, kodėl tu jam leidi klestėti, o su manim elgiesi visiškai kitaip. Todėl, atsakė viešpats, kad esi toks nepakeliamai nuobodus. Prierašas. Vienuolyno taisyklė yra nekalbėk, bet nekalbėk, jei tai nebus tobuliau už tylą. Ar galėtum tai pasakyti ir apie maldą?